Šešeri. Taip, laba diena. Noriu pasidžiaugti tokiu gražiu susirinkusiu būreliu ir pristatyti. Šiandien turime viešnią iš Latvijos, iš Reizeknės technologijų akademijos, kol kas dar docentė. Kol kas sakau dėl to, kad nuo balandžio 1 nebe Reizeknės technologijų akademija, o Rygos technikos universiteto Reizeknės akademija. Bet dar dabar šiuo statusu. Na, kai kuriems kolegoms pažįstama, nes tikrai Antra yra dalyvavusi ir mūsų konferencijose, senokai, bet buvo tokie laikai. O šįkart jie atvažiavo pagal tarptautinę mainų programą, yra tokia Erasmus programa. Ir tai buvo jos noras atvažiuoti, o tada jau aš pakviečiau, paprašiau, ar negalėtų ir su Baltų centro žmonėmis ir prijaučiančiais pasikalbėti, ir Antra sutiko. Tai dabar ir suteikiu žodį jai, viską, ką norės pasakyti, pasakys, o paskui dar ir pabendrausim. Ačiū, ponia Regina, už pakvietimą ir už pristatymą. Tai džiaugiuosi, iš tikrųjų, paskutinę kartą galiu vartoti šitą savo logotipą, nes jau greitai pakeisime savo identitetą kažkaip. Mūsų šios dienos pasikalbėjimo tema yra latgaliečių kalbos vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Aš manau, kad čia visi žino, kas yra latgaliai, nes čia labai gerai yra visokios informacijos apie latgalius. O kaip jūs matote, kas tie latgaliečiai ir kokia čia kalba keista latgaliečių kalba, ar tarme, kas tai yra, ar prieš tai kažką girdėjote? Aš atsiprašau, aš labai senai jau nepraktikuoju lietuvių kalbos, gal kažkaip. Gal ponia Regina padės kažką. Jeigu pritrūks žodžių, padėsiu, bet viskas dabar kol kas yra gerai. Ar prieš tai girdėjote kažką? Kurie dalyvavo Genovaitės paskaitoj vasario mėnesį, tai tikrai girdėjo, kiti gal ir anksčiau yra girdėję. Bet gal yra ir negirdėjusi. Na, iš tikrųjų, tai toks naujas terminas latgaliečiai, pirmą kartą vartotas tik 20 amžiaus pradžioje. Iki to periodo mes visi buvome latviai. Tik rytų Latvijoje buvo kažkokie ne tokie kaip tie kitų regionų latviai. Ir rytų Latvijos inteligencija sugalvoja, kad reikia kažkokio pavadinimo. Todėl, kad kitų regionų Latvijai vadina mus Vitebskiečiais, todėl, kad prieš tai mes priklausome Vitebsko gubernijai, o kiti Latvijai jau buvo tų Baltijos gubernijų atstovai. Dar mūsų vadina Puolyši. Tai lenkiukai, diminutyvas, nes mūsų teritorija buvo ir abiejų tautų respublikos teritorijoje. Dar vadino inflantieši, pagal tą inflanti polski. Bet, ta inteligencija sugalvoja, kad mes esame tų senųjų latgalių palikuoniai ir galime naudotis tą šaknę, bet latgalieši jau yra su
kita pabaiga. Ne latgalė, bet ir iki šiol visuomenėje vartoja abu variantus, kalbant apie šiuo laiku rytų Latvijos latvius, sako, kad latgalių kalba, nes mes nežinome, kokia iš tikrųjų buvo tų senųjų latgalių kalba, bet vis tiek kalbininkai sako, kad kažkas dar išliko tarmėse ir dabartinė to latgaliečių tarmė arba kalba, dar diskutuosime, kas tai yra vėliau. Bet, šiuo metu mes vartojame tokią terminą latgaliečiai ir latgaliečių raštų kalba arba ir latgaliečių kalba. Ir pirmiausia, susipažinkime, įsapazeisim, latgališkai būtų, įsapazeisim. Apie mano vardą, kada aš pradėjau studijuoti filologiją, vienas iš profesorių man paklausė, jūs esate antroji dukra šeimoje? Sakau, taip, o iš kur jūs žinote? Tai buvo pirmą kartą, kada aš supratau, kad lietuvių kalboje, kokia mano vardo reikšmė lietuvių kalboje. Ir taip sutampa, nes nors ir mano tėvai nežinojo tos lietuviškos reikšmės, bet išsirinko man tokį vardą. Ir gal todėl ir kažkaip tas likimas kažkaip atvedė ir iš Lietuvą, nes studijavau filologiją, visi baltų filologijoje turi mokytis, lietuvių filologai mokosi latvių kalbos, latvių lietuvių, bet dar turėjau galimybę Vilniaus universitete dalyvauti vasaros kursuose. Ir vienas iš tokių metodų aš praktikuoju su savo studentais, tai yra kalbinis portretas. Angliškai language portrait silhouette. Tai yra tokia refleksija apie kalbos, apie įvairių kalbų vietą mano gyvenime, apie tokią refleksiją, apie kuri kalba yra dabar svarbesnė ir kokios kalbos yra mano gyvenime. Ir čia yra mano kalbinis portretas ir čia matosi, kad tas pagrindas yra, sakyti, abu latvių kalbos variantai, nes sakoma, kad tie aukšzemniekai, leizemniekai, kaip aukštaičiai ir žemaičiai, latvių kalbos atstovai yra aukštaičiai ir žemaičiai. Buvo taip, kad aš gimiau Jelgavoje, netoli, bet mano tėvai buvo abu tėvai iš Latgalos. Mes gyvenome Jelgavoje, o po to mano tėvai nusprendė, kad reikia grįžti į tėvynę, į Latgalą. Ir tada aš pradėjau kalbėti šitą pirmą variantą, tai yra žemaičių latvių kalba. O po to mes atvažiavom į Latgalą, buvo toks kultūrinis šokas, nes taip aš supratau, ką mano kaimynė kalba, bet mes gyvenome kaime ir kaime visi kalbėjo latgališkai ir buvo toks šokas, bet kaip vaikas labai greitai viską išmoksta ir dabar abu latvių, mano gimtoji kalba latvių ir abu variantai yra mano gyvenime, tai yra kojose, pagrindas širdyje ir galvoje, nes ir rankuose čia jūs matote latvių ir anglų kalbos, nes tai mano darbo kalbos. Su studentais žinome daugiau latviškai kalbame, bet turiu ir užsieniečių studentų ir su užsieniečiais žinoma angliškai kalbama.
Na, čia dar yra ir rusų kalba, nes na, sovietmečiais visi turėjome mokytis mokykloje rusų kalbos. Na ir Latgalos regione yra labai daug rusų ir iki šiol, pavyzdžiui, mano sūnus labai gerai kalba rusiškai, nes ir mokykloje nesimokė, bet iš vaikų darželėje pradėjo, nes buvo labai daug iš rusiškai kalbančių šeimų tų vaikų. Jis nemoka skaityti arba rašyti, bet kalba puikiai. Nu, toks tas regionas. Na ir žinoma, yra kaip tyrėjai, yra vieta ir visoms baltų kalboms. Dabar aš mokiausi italų kalbos, pradėjau Italijoje, dabar pagal Duolingo aplikacija tokia yra, savarankiškai mokiausi. Na ir čia yra daug kitų kalbų, lotynų kalbos reikėjo mokytis, viską pamiršau, bet gal kokios frazės yra galvoje. Bet čia galima nupiešti ir į kalbos, kurias mes norime išsimokti. Tai jei norite reflektuoti apie kalbų svarbą jūsų gyvenime, tai galite pabandyti ir nupiešti savo kalbinį portretą. Na, aš esu iš Rezeknės, čia rytų Latvijos. 2021 metais buvo priimtas Latvijoje Latvių istorinių žemių įstatymas. Ir įstatymo tikslas yra išsaugoti visų regionų kultūrinę erdvę ir tuo tarpu ir tarmes, ir visus rašybos variantus. Na ir kaip matote, kai kuriuose šaltiniuose, pavyzdžiui, jei jūs Rygoje matote tą paminklą, tai yra 3 žvaigždės, kaip 3 regionai. Sovietmečiais pasakė, kad tai yra 3 Baltijos Respublikos, o iš tikrųjų tie 3 pagrindiniai regionai yra Latgala, Vidzemė, Kurzemė. O dabar, kada jau taip giliau tų istoriją į tą istoriją žiūrim, dabar yra žemėlapyje, matote, kad tas įstatymas sako, kad yra 5 regionai, tai yra dar Zemgalė ir Sėlija. Ir Jelgava yra Zemgalė regionas. Kartais Zemgalė ir Sėlija kartu vadino kaip Zemgalė. Taip, kiek regionų yra, istorinių regionų yra Lietuvoje? Taip pat? Etnografija. Taip. Na ir dar gal nelabai gerai matosi, pagal tą įstatymą po to jau regionai turi oficialios vėliavos. Nu, čia yra Latvijos vėliava, o čia yra Latgalos vėliava, regiono vėliava. Proporcijos tos pačios, bet ir kiti regionai taip pat turi savo spalvos. Čia matote, kad tokia tamsiai mėlyna spalva, todėl kad Latgalos regioną vadina Mėlynųjų ežerų kraštas, nes daug ežerų ir pagal plotą didžiausias ežeras taip pat yra Latgaloje. Tai šitas regionas todėl turi tokių spalvų ir vėliavoje. Gal klausimai? Komentarai? Kol kas ne. O to gerai. Nu, kada norime kalbėti apie dabartį ir ateitį, šiek tiek reikia atsižvelgti ir į istoriją, į praeitį. Kodėl taip išėjo, kad latvių kalba turi
du rašybos variantus. Todėl, kad istoriškai taip išėjo, kad tas Latgalos, dabartinis Latgalos regionas beveik 300 metų buvo politiniai ir istoriniai suskaldytas, atitrauktas nuo kitų Latvių. Ir todėl taip išėjo, kad ir ta istorinė teritorijos izoliacija ir lemia, kad yra visokių kultūrinių skirtumų. Pavyzdžiui, kitur Latvijoje yra protestantizmas, liuteronai, o Latgalos teritorijoje dauguma Latvijoje yra katalikai. Pirmųjų raštų autoriai kituose regionuose buvo vokiečiai ir tas gotinis šriftas buvo pirmose knygose. Latgalos pirmųjų raštų autoriai, religinių žinoma raštų autoriai buvo kas? Lenkai, nes buvome jezuitai buvo svarbi vieta latgaliečių raštų kalboje yra jezuitams, nes jie buvo pirmųjų tų raštų autoriai. Žinoma, čia pavyzdžiui galite pasižiūrėti, yra pirmos knygos toks faksimilinis leidimas. Tai pirmoji knyga Evangelija Toto Anno išleista 1753 metais, manau, kad Vilniuje. Ir čia yra taip pat informacija apie tą periodą ir latviškai, latgališkai ir lietuviškai. Jei įdomu, galite pasižiūrėti. Nu, ir tik tai po to Latgalos latviai pradėjo galvoti apie tą, į kurą pusę žiūrėti ir į rytus arba į vakarus. Ir svarbus įvykis buvo 1917 metais, buvo pirmas Latgalos kongresas, kada ne tik tai Latvių, bet ir kitų tautų atstovai susirinko ir galvojo, ką daryti. Likti Rusijoje arba kažkaip susijungti su kitomis Latvijos teritorijomis ir nudibinat valstį, įkurti savo šalį. Na ir sugalvojo, kad reikia žiūrėti į vakarus ir susijungti su kitais Latviais. Ir tai buvo toks sunkus periodas, dar visokios kovos, bet čia dabar matote 1920 metų žemėlapį, kur jau yra naujos sukurtos Latvijos teritorija, dar su Abrene, kur dabar yra jau Rusijos teritorija, bet tai visi tie istoriniai regionai pagaliau yra kartu. Na ir 2004 metais mes prisijungame Europos Sąjungoje ir ką aš čia norėjau parodyti, kad visais metais Latgala buvo toks paribio regionas. Ir, tai yra savo pliusai ir savo minusai, toli nuo centro visada. Ir gal ir todėl tos senos tradicijos kažkaip susikonservavo, bet, žinoma, ir paribio regione yra ir daug kitų
tautų atstovų ir todėl iki šiol dar yra visuomenė tokia nuomonė, kad ta latgaliečių kalba yra kažkokia netaisyklinga latvių kalba, nes yra labai daug slavizmų, skolinių iš lenkų kalbos, iš rusų, iš baltarusų kalbų, bet tai yra labai tokie seni jau skoliniai, adaptuoti, bet na vis tiek. Nes ir kitur Latvijoje yra ir germanizmų labai daug, bet kažkodėl mano, kad tie germanizmai yra geresni negu slavizmai. Na, bet pamažiau ta kažkaip visuomenės nuomonė kažkaip keičiasi ir visi supranta, kad ir latgaliečių kalba turi teisę būti, egzistuoti. Na, apie statusą, apie kalbos statusą. Toks latgaliečių raštų kalbos norminimas prasidėjo 20 amžiaus 20 metais, kada jau kalbininkai pradėjo rašyti gramatikos, išleisti žodynai ir latgaliečių kalba buvo vartojama vietos valdžios ir dokumentuose ir mokyta mokyklose. Ir buvo žinoma ir knygų, bet nuo 1934 metų, kada prasidėjo tas Ulmanio režimas, tai buvo toks lozungas viena tauta ir viena kalba turi būti, ir ta svarbiausia kalba yra tas regionas, kas yra Latvijos vidurio, Rygos, mes latgaliečiai Rygos kalba. Ir iki šiol dar visur valstybinė kalba yra latvių kalba ir tas žemaičių variantas. Žinoma, ir mes tą puikiai suprantame ir vartojame, bet tas buvo toks labai ilgas periodas, kada buvo nutrauktas spaudinių leidimas ir išliko šnekamoji kalbos forma ir dabar yra labai nedaug žmonių, kas gali rašyti taisyklingai latgališkai. Visi rašo, kaip jie girdi, kaip jie moka, bet tos latgaliečių gramatikos nelabai daug žmonių žino, tai gal žurnalistai, tie knygų autoriai, bet jau pamažiau turime galimybę ir studijuoti ir mokytis mokyklose. Yra dabar latgaliečių kalba mokoma kaip pasirinkamas dalykas Latgaloje. Ir dabar ir Latvijos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas sako, kad Latvijos valstybė garantuoja latgaliečių rašto kalbos kaip senovinių latvių kalbos varianto išsaugojimą, apsaugą ir plėtojimą. Tai yra įstatymas, kaip iš tikrųjų viskas priklauso nuo pačių latgaliečių, nuo bendruomenės, kiek mes kalbėsime su savo vaikais, kiek mes būsime aktyvi bendruomenė, taip ir bus. Bet dar ne viskas latgaliečių raštų kalboje yra sunormintas. Kartais, kada mes turime kažkokią naują žodį rašyti, ar pamirštą seną žodį, nežinome iš tikrųjų, kaip taisyklingai, tada mes galime klausti latgaliečių kalbos ortografijos komisiją ir tada jie priėmė tos taisyklės, kaip turėtų būti. Nes ir
Mes visi kalbame labai skirtinguose šnektuose. Ir labai skiriasi. Pavyzdžiui, tas klausimas, kaip gali būti kai, kuo, kai. Kei dar. Fonetiniai skirtumai. Na ir vietomis ir yra leksiniai skirtumai. Pavyzdžiui, kur mano senelė gyvena, tai yra pietų Latgaloje. Ji vartoja tokią pat žodį kaip ir Lietuvoje, sako, oi, vacas atbraucia smagi girts. Latvija turi vyro vardas yra girts. O kažkur šnektose Latgaloje girts tai yra girtas. Bet kitur jau sako pidzers, ja, prisigeręs. Ir yra daug, kaip sakoma, netikrųjų draugų Latvių ir lietuvių kalbose. Taip pat ir latvių ir latgaliečių kalbose yra tokių netikrųjų draugų. Ir tada jei koks girts iš kitų regionų atvažiuoja į tą Latgalos regioną, tai jau kažkokią nuomonę apie jį turime. Na, apie tą kalbos gyvingumą ir apie tą statusą šnekant, yra toks šaltinis, kur yra informacija apie visas pasaulio kalbas, ethnology. Ir čia dabar aš parodysiu 2024 metų versiją. Ir čia mes galime surasti informaciją apie kalbas. Ir čia jūs matote, kad latvių kalba yra klasifikuota kaip makro kalba. Ir yra dvi mikro kalbos jau definuotas čia. Latgalien, LTG, tai yra tas standartas, ISO kodas, ir LVS, Standard Latvian. Žinoma, kad tas Standard Latvian yra ta valstybinė kalba, bet ir jau tas šaltinis rodo, kad abu variantai egzistuoja. Ir yra toks terminas kalbos gyvybingumas, manau, language vitality. Ir pagal tą indeksą, čia parodyta, kad žinoma, kad latvių ta literatūrinė kalba yra institucionala, tai yra valstybinė kalba, o latgaliečių anksčiau buvo, kad endangered, tai yra Jaučia grėsmę. O dabar jau jie rodo, kad yra stabili. Ir vienas nuo tokių parametrų, kodėl dabar mano, kad tos kalbos gyvybingumas eina aukštyn, yra digitalizacija. Tai jeigu kalba yra skaitmeninėje erdvėje, tai jau iš pirmųjų tai yra mes galime surasti tą kalbą, informaciją ir gal ir modernieji žmonės, jaunimas, jie nori, jie gali vartoti tos resursus ir išmokti. Ir taip pat vyksta ir su lyvių kalba Latvijoje, nes tai pagal tą vitality
jau rodo, kad ji jau mirusi kalba, bet yra Lyvių kalbos institutas Latvijos universitete. Jie labai daug daro dėl tos digitalizacijos. Ir todėl, ta parama yra didelė tai kalba ir gal jie organizuoja visokius įvykius ir vasaros mokyklos ir stovyklos ir kažkaip bando atgyvinti tą lyvių kalbą. Latgaliečių kalba dar gyva. Čia galite surasti informacijos apie kas yra žemaičių kalba, tarme, kas tai yra, koks statusas. Įvairių yra nuomonių. Įvairių nuomonių, taip pat yra apie latgaliečių kalbą, iki šiol yra įvairių nuomonių. Bet tas ethnology, tas resursas rodo, kad labai panašu kaip latgaliečių raštų kalba, tai yra, aš nežinojau, kad yra taip pat kažkokie elektroniniai resursai žemaičių kalbai, gal žinot? Taip, čia tai rodo, kad jau daugiau ir daugiau yra. Kiek tų latgaliečių ir kiek tų žmonių, kas kalba latgališkai, labai tokios tikslios informacijos nėra. Pirmą kartą buvo tautskaitė. Surašymas 2011 metais, tada pirmą kartą klausė, ar jūs namuose kalbate latgališkai. Ir nebuvo surašymus, bet tokia apklausa 2022 metais. Ir tai buvo tik apklausti gyventojai nuo 18 iki 69 metų, aš nežinau kodėl, bet tie duomenys rodo, kad dabar apie 100 000 žmonių Latvijoje kalba latgališkai, visoje Latvijoje, ne tik tai Rygoje taip pat daug žmonių, kas šeimoje kalba latgališkai, atrodo. Ir tas nepasikeitė, kaip truputį mažiau tų procentų. 11 metais 9 procentai, 22 8 procentai iš visų Latvijos gyventojų. Žinoma, kad daugiau kalba Latgalos regione, bet ta tendencija yra, kad jaunimas jau mažiau kalba. Čia yra nuo 18 iki 24 metų mes matome, kad jau gal šeimose su vaikais nelabai daug kalba latgališkai. Tai priklauso taip pat nuo to regiono, kokia ta etninė sudėtis, ta aplinka yra. Jūs gal ten galite pažiūrėti tos senusius tekstus. Dabar aš pasiėmiau dar vieną knygą, Valentins Lukaševič, autorius. Jis yra, kada jis buvo Daugpilio universiteto dėstytojas, apie tokios vietas, Latgalos vietas, apie kultūrą. Galite pažiūrėti, kaip dabartinis latgaliečių raštų kalbos tekstas atrodo. Jis yra dalyvavęs mūsų konferencijos, bet vienoj tai tikrai prisimenu. Ir gal pažiūrėsite, kaip yra rašoma, tai žinoma, tas latiniška abėcėlė, tik tai šita raidė yra garsas ne į, kaip lietuvių kalboje, bet tai tas kietas kaip slavų kalbose.
Na ir apie šitą raidę yra visokių kovų latgaliečių bendruomenėje, nes yra ta, mes vadiname, senoji ortografija, kada dvibalsį uo rašė taip su tokiu brūkšneliu. O dabar pagal tą naują ortografiją dvibalsį uo rašo taip pat kaip lietuvių kalboje uo. O šita raidė reiškia, kad tas ilgas o pagal dabartinę ortografiją. Bet iki šiol dar yra senos ortografijos atstovai, kurie galvoja, kad negalima suprasti, kaip šitas uo. Na, aš nežinau, ar reikia kalbėti apie leksiką. Žinome, kad yra indoeuropiečių tas pagrindas, kur labai panaši tie žodžiai, tik fonetiniai skiriasi. Pavyzdžiui, vilkas latgališka yra vilks. Vilks. Laikas taip pat, bet yra ir žodžių, kas latgališka yra panašesnė ir lietuvių kalba. Jis, pavyzdžiui. Na, yra skolinių, žinoma, bet manau, kad latvių gurkis atėjo per vokiečių kalbą į latvių kalbą, o latgaliečių agurks, taip pat kaip agurkas, gal per slavų kalbas. Bet yra ir žodžių, kas latgališkai nuskamba kažkaip panašiau į lietuvių kalbą. Ja, visada, visod. Mauduotis, apleik, aš nežinau, ar dabar sako suknė, gal kažkur tarmėse sako suknelė, suknė. Ir pelėda, palada, latviškai pūcė. Na ir aš jau sakiau, kad dar vyksta tos diskusijos, kas tai yra. Tarmė ar kalba. Nu, tai gal ir politinis klausimas, gal ir... Bet mes sakome, kad tai nesvarbu, kaip vadina, bet svarbu, kad galima kalbėti, galima leisti knygas ir vartoti tą kalbą ir ta plačiaja prasme jau yra latvių visuomenėje, aišku, tai kaip galime vartoti tokią pavadinimą latgaliečių kalba, nes yra gramatikos ir užsieniečiai, pavyzdžiui, ta profesorė Nicole Nau, kas yra vokiškos kilmės, dirba Poznanio universitete Lenkijoje, bet ji ir anksčiau gyveno ir Latvijos ir dirbo Latvijos universitete. Ji labai domisi latgaliečių kalbos gramatikos, nes ten yra daug visokių įdomių, pavyzdžiui, kas tokių gramatinių dalykų, kas skiriasi nuo latvių bendrinės kalbos. Ir aišku, kad pagal visus tus įstatymus, aišku, kad latgaliečių kalba yra vertybė ir kurią visuomenė turi saugoti. Na ir kur mes galime matyti tą latgaliečių kalbą, mes galime matyti technologijose, pavyzdžiui, latgališka yra Waze, ta navigacijos programa, gal žinote, vartojate Waze navigaciją, galite įjungti ir latgališkai. Yra visokių dar kitų aplikacijų, Latgalian Verbs. Yra jau praeitais metais pasirodė Google Translate, galite iš lietuvių kalbos ne tik į latgaliečių. Ir mano kolegė, vienas šeimos draugas iš Japonijos atsiuntė laišką
kur jau kokie fragmentai parašyti buvo latgališkai išklaus. Ar tai taisyklingai, nes jis vartoja tą Google Translate, bet na, žinoma, dar yra visokių klaidų, bet suprasti galima. Na, yra daug kitų elektroninių resursų ir mes, kaip Rezeknės technologijų akademija, čia labai daug darome. Vienas iš tokių senesnių yra lietuvių, latvių, latgaliečių kalbų elektroninis žodynas. Galite rašyti lietuvišką žodį ir išversti į latvių ir latgaliečių kalbą. Tai mes sudarėme kartu su Vytauto didžiojo universitetu. Na, yra dar tekstynai, tokie dideliai visokių tekstų apkopojimus. Apibendrinimas šiuolaikinių latgaliečių raštų tekstų. Ir yra keli jau sakytinės latgaliečių kalbos tekstynai. Dar yra toks latgaliečių kalbos rašybos įrankis, kad galima patikrinti, ar taisyklingai tas ne tik žodis, bet ir jau sakinys parašytas. Dabar mes ruošiame latgaliečių kalbos elektroninį žodyną. Tai dabar tik bandomoji versija. Ir, gal po to, jei norite, galės ir pademonstruoti, jei norite. Na, ir taip pat žinoma, kad daug yra ir visokių naujų knygų. Aš šiandien pamačiau, kad tas romanas Broliai buvo parašytas, tai pirmas toks kriminalinis romanas, latgališkai parašytas, jis buvo parašytas latgališkai, po to latviškai išverstas, ir aš pamačiau, kad jau ir lietuviškai yra Broliai. Dzintros Elbos irgi tas vertimas. Na ir vaikams yra visokių knygelių, ir komiksai, ir yra toks elektroninis laikraštis latgališkai, yra Latgalos regioninė televizija ir ruošia ir visoje Latvijoje transliuoja kelius tokius interviu, pavyzdžiui, dabar jau niekas nekautrėjas. Nesivaržo kalbėti latgališkai televizijoje. Yra ir Latgalos radijos studija Rezeknėje. Na, ir dar galime pamatyti latgaliečių raštų kalbą ir lingvistinėme kraštovaizdyje, linguistic landscape, yra, iš pradžios buvo problemų, nes, pavyzdžiui, čia yra, galite matyti, kad įla, tai yra gatvių pavadinimai, ir latgališkai buvo parašyto didesnėmis raidėmis negu latviškai, ir tai Latvių kalbos komisija pasakė, kad taip negalima daryti, kad pirmoji turėtų būti latvių kalboje, bet vis tiek kažkaip liko tie gatvių pavadinimai. Ir po to istorinių žemių įstatymą Kuržemėje, kur yra tas Lyvių kraštas, ten yra užračiai latvių ir lyvių kalboje, ir Latgaloje yra vietovardžiai. Dvi kalbose yra Barakliani, tai yra latvių standartinė, ir Barakliuoni. Čia mes matome tą uo Barakliuoni. Gal visokių turizmo objektų, kavinėse jau dabar valgaraštis būna latgališkai, bet yra žmonės, kad gal ir ne visai patinka, kad yra užrašai latgališkai, ir čia buvo toks incidentas, kad 3 kartus tas balvų nuovads, kaip išversti.
Dėja, jis nesiverčia, nes taip ir yra. Nu, toks buvo parašytas Bauvų nūvos latgališkai ir nu, kažkam nepatiko, kad latgališkai buvo parašyta, buvo tokių visokių vandalizmo aktų. Na, bet nu, kažkaip vis tiek tie užrašai egzistuoja. Na ir dar yra toks kasmetinis prizas, Latgalos kultūros prizas. Jau dabar transliuoja per Latvijos televiziją. Mes turime tokią graži koncertinę salę, Gors vadinasi, Garas, kur vyksta ta ceremonija. Ir nu, tai galima gerai pamatyti, kas tais metais, kas nauja. Gal literatūroje, kultūroje, muzikoje ir O ką reiškia Bonuks? Boniuks tai yra knyga, Jānis Klīdzējs toks autorius. Cilvēka bērns, žmogaus vaikas. Ir yra ir vaidybinis filmas, režisierius yra Jānis Streičs, gal žinote, jo žmona yra. Na ir Boniuks yra tas svarbiausias atlikėjas, tas mazas vaikas, personažas, kuris, nu, suaugę pamažiau, bet tai rodo 20-30 metų praeičio amžiaus Latviją ir Latgalą. Ir tai yra pirmas filmas latgališkai. Ir tas herojus, tas Boniuks yra ir to prizo, nu, gal čia jis yra iš Nomala. Molinis prizas, ne auksinis, bet molinis prizas apie nuopelnus latgaliečių kultūroje. Kodėl molinis? Todėl, kad Latgala yra keramikų regionas. Dėl to turbūt ir molinis. Bet čia apskrities, nu, kaip Ne, tai tie latgaliečių kultūrai svarbi dalykai gali būti ne tik Latgalos regione. steigėjai organizuoja, jeigu jau rodo per televiziją, tai, nu, apskrities, Organizuoja Rezeknės miesto tas kultūros skyrius. Bet mes kas nori, gali ir teikti. Ir šiais metais buvo apie 120, bet žinoma, gavo tik 10 gavo tą prizą. Bet 120 tų įvykių arba personų, kas buvo svarbios tais metais. Mes taip pat buvome nominuoti, buvo 30 dar nominantų, bet niekas nežinojo, kas gaus tą prizą. Mes, Rezeknės technologijų akademija, buvo už tą elektroninį žodyną, nes ta pirmoji versija buvo išleista. Mes negavom, todėl, kad dar tik pradėjom darbą. Bet taip. Na, kartais neaišku, kodėl kažkas gavo tą prizą, negavo, bet na, vis tiek tai yra toks populiaravimas tų visokių įvykių ir jie parodo per Latvijos televiziją, tai žmonės ir visoje Latvijoje jau gali sužinoti, kas čia vyksta Latgalos kultūroje. Per ačiū, kad aš jau per daug šiandien kalbėjau. Ačiū. Paldies parviereibu. Paldies. Žinokit, internete yra klausimai. Žmonės stebėjo ir papildymas. Tai matau, kad ir Latvijai turbūt. Ieva Puzirevska rašo, kad bazė
latgališkai yra kalbėjęs muzikantas Arnis Slobožanins. Taip, tiesa, Kažkoks žinomas žmogus jis įgarsino dabar, bazę programėlėj. taip, žinau, Ieva Puziriauska, malonu, tai mano studentė. Ir Arnis Slobožanins. Džiaugiuosi, kad Ieva klausosi. Ji mokėsi lietuvių kalbos taip pat. Ir pas mus dabar vyksta chorų karai. Chorų karai. Ir Arnis Slobožaninas buvo Daugpilio choro vadovas, bet dėja iškrito. Bet jis yra buvęs, jis turbūt buvo doktorantas, gal dar ir tebėra Daugpilio universiteto, kiek aš suprantu, nes jis dalyvavo vienais metais mūsų regiono konferencijoje. Jis yra istorikas taip pat. Ir muzikantas. Ir muzikantas, ir man atrodo, ir žurnalistas, ir rašytojas, ir kas tik tai dar ne. Nu, latgaliečiai yra labai multifunkcionali žmonės. Galim užsiimti tą klausimą. Palaukit, pirmą internetai. Klausia Udovič Arts. Kiek norminama latgalių kalba, pavyzdžiui, jei yra fonetiniai skirtumai šnektose, ar yra norminama? Taip, yra norminama 2007 metais. Yra ta paskutinė norma, yra ir kaip jau buvo minėta, yra ta latgaliečių kalbos komisija. Jei kažkas dar nesunorminta, galime klausti. Ir žinoma, kad yra visokių variantų. Ir kartais mes, kada dabar ruošiame tą žodyną, mes jau rašome sąrašą, ką mes turime klausti tai komisijai, nes žiūrime visokius šaltinius ir kartais yra daug variantų. Pavyzdžiui, aš rašiau straipsnį bulbė, lietuviškai bulvė, o latgališkai yra labai daug variantų. Yra bulvs, tai vyriškoji giminė, bulbė, bulba, yra ulbiks ir visokių variantų. Ir kuris tai būtų tas pagrindinis žodis, ką turėtume rašyti kaip pirmą variantą, bet suradau, kad yra bulbė. Jau nuspręsta, kad bulbė. O kiti fonetiniai variantai jau, bet vis tiek mes rodome visus variantus, bet kaip tą pagrindinį rodome daug. Toliau, vis tiek turiu pagarsinti, nes labai džiugu, kiek mūsų paskaitų vyksta, kad tiek daug komentuotų, rašo, Latgalė daug daugiau pažengė ne Žemaitė. Ar čia Žemaitis ar Latgalietis? Toliau rašo Lioti interesanti, paldės jums. Komentuoja žmogus Aldas Šarauskas, tikslina Novats rajonas apskritis. Tiesiog, aš garsiai sakau. Jovita Nevulis, ačiū, Pėteris Dzūks, paldės. Ieva Puzirevska dėkuoja, vėl paldės. Paskui klausia, gal daugiau latgalių yra negu žemaičių, betgi Lietuvoje žemaičiai pirmauja. Reakcijų yra daug. Tai labai gerai, malonu girdėti. Tai mums irgi smagu, kad pasinaudojam galimybę nuotoliu. Visą Lietuvą ir Latviją gali. Kadangi klausimas buvo apie žemaičius, tai Juozas norėjo klausti ar komentuoti, ar ką čia kažkur dar. Aš tikrai labai atsiprašau, turiu išbėgti kitą paskaitą. Labai noriu paklausti jūsų, bet pirmiausia labai padėkoti noriu. Puikia paskaita. Žaviuosi, kad jūs latgalių kalba tiek daug esate padarę. Kiek padarę esate. Ir svarbiausiai, kad aš kaip pavyzdį sakau, kad štai latgalių kalba yra teisinta Latvijos Respublikos įstatymui. Tai nuostabus dalykas, kodėl jūs turite tokius gražius vertus žingsnius ir galite tą viską daryti puikiai. Mes žemaičiai irgi maždaug to bandom siekti ir jūs labai gražiai parodėte kreivę žemaičių kalbos tokia kylančią. Ir mes tikrai galėtume nebijoti ir jūs ir mes cituoti vieną tarptautinį kalbų registrą. Tų tarptautinių kalbų registrų yra ne vienas, bet ISO registre
yra registruotos 4 gyvos baltų kalbos. Lietuvių, latvių, latgalių ir žemaičių. Ir tą tikrai turim su pasididžiavimu ir nebijodami sakyti. O mano klausimai, turiu daug, bet išdrįsiu paklausti 2. Jūs kažkaip paminėjot, kad šiandien latgalių kalba, man kažkaip ne latgaliečių, latgalių labiau skamba, kad latgalių kalba šiandien bent jau tarp jaunimo yra tokia lyg ir menkstanti, nepopuliari. Ar apskritai koks kalbų statusas taip yra tarp kalbančių, šnekančių, nes, pavyzdžiui, žemaičių kalbos šiandien yra didžiulis pakilimas. Ir tarp jaunimo, ir mokyklose, ir ne tik fakultatyvose pamokos. Tai ar latgalių kalba, kaip jūs, taip, ar aš gerai žiūrėjau, kad yra tas toks taip ir kritimas, ypač jaunimo tarpe? Na, galiu pasakyti, ta demografinė situacija yra tokia, kad to jaunimo nelabai daug yra. Ir nuo 2008 metų toks sumažėjimas ir gal todėl tie procentai, bet na tai aš jau sunku pasakyti, aš nesakyčiau, kad tai yra kokių senelių kalba, yra labai daug ir jaunų ir labai aktyvų bendruomenės dalyvių, kaip Arvis Slavožanins ir kiti. Ir todėl, gal todėl ta latgaliečių raštų kalba yra visuomenė, tai erdvėje, tai skaitmeninėje erdvėje yra populiari, todėl kad tas jaunimas vartoja, bet aš galiu papasakoti apie savo sūnų. Mes šeimoje kalbame latgališkai, mano sūnus pradėjo kalbėti latgališkai, bet nuėjo į vaikų darželį ir nežinau, kas ten nutiko, gal ta dėstytoja kažko pasakė, gal kiti vaikai ir viskas. Jis kalba latgališkai, tik kalbėjo latgališkai su savo prosenelė, jie buvo, praeitais metais numirė, bet jai buvo 102 metai. Jis galvojo, kad senelė nemoka latviškai, nors jį moka ir latviškai, ir rusiškai, ir visai. Bet jis galvoja, kad jie nemoka, jis labai nervinosi, kad aš negalėsiu taisyklingai latgališkai kažkaip pasakyti. Na, tai gal priklauso, aš sakyčiau, kad kaime ta latgaliečių kalba arba tos šnektos gyveno geriau negu mieste. Tai priklauso nuo tos aplinkos. Yra toks klausimas. Labai svarbu ta rašto kalba. Šitas, matau, dabar Rūta perskaitė, Arnas Udovičius yra žemaitis, telšiškis, informatikas ir jis dabar spaudžia mus kalbininkus, kad mes sunormintumėm žemaičių kalbos rašybą. Štai jis čia dabar visur aktyviai dalyvauja ir jūs pasakėte, kad latgalių kalbos rašyba po truputį norminama yra. Galima sakyti, kad jau knygos leidžiamos vis dėlto yra keliais variantais. Kaip yra leidžiamos knygos, literatūra. Pavyzdžiui, mes žemaičiai leidžiam ir dūnininkų, ir daunininkų pagrindų. Yra tam tikros taisyklės, tam tikros, sakykime, fonetikos, morfologijos, sintaksės, bet sunormintos vienos bendrinės kalbos rašybos neturim. Kaip su latgalių kalbos rašyba? Su latgalių arba latgaliečių raštų kalba viskas tvarkoje, yra sunorminta ir tos leidyklos, kurios leidžia latgališką literatūrą, jos nedaug tų redaktorių, kas gali redaguoti, bet vis tiek turime ir jos yra redaguojamas. Žinoma, dabar kas nori gali išleisti knygą ir sumokėti ir neredaguoti. Taip, todėl gal ir kartais būna, kad yra kažkokias tarmiškas variantas, taip gali būti. Bet jei yra redaktorius, leidyklos redaktorius, žinoma, kad tai jau yra redaguota sunorminta. Bet latgalių kalba, turbūt, ką Juozas klausė, turi dar patarmes, nes žemaičių yra patarmes. Ir įvairiom patarmėm leidžiama, ar tas sunorminta? Labiau leidžiama sunorminta ir mes savo tekstinę dedame sunormintą. Bet kaip jau pasakiau, jei aš turiu pinigų ir noriu parašyti savo knygą ir parodyti savo tą patarmę,
tai niekas negali nudrausti. Bet irgi nori minuot kažkokios tarmės pagrindu. Taip, tai yra kažkur Latgalos vidurio. Taip, tos vidurio tarmės pagrindų. Ačiū. Taip, kas dar? Šiandien aš praleidau, nuo pradžių buvo kalbėta, bet gal apie Latgalos kilmę pavadinimo pačiau. Na, nu, ta šaknis lat, senose kronikos, Latigali arba Latigola rusų kronikos. Nu, kalbininkai sako, kad tai ir kilęs iš upės pavadinimo Lat, tai yra tie Latgaliai buvo ta gentis, kas gyveno prie tos upės. Ir tas, aš pamiršau, kokia ta etimologija galėtų būti kažkas su bala arba tas Lat, šaknis Lat. Tokia upė yra Latga? Yra ir Latupis kažkur Lietuvoje rašo, kalbininkai rašo, kad yra. Nežinau, nesu tikra, bet reikia pažiūrėti į vietovardžių žodynus apie Latvijos pavadinimą ir ten yra parašyta apie tą šaknį Lat. Bet tai yra hidronimas, kalbininkai sako, kad iš hidronimo ta šaknis Lat. Ir visos Latvijos. Šiuolaikinis gal ir nėra, tai yra. Kaip sakė, pelkė reiškia Latga. Ne, dabartinėje kalboje tai nėra. Dabartinėje nėra, bet tas proto, nežinau, reikia patikrinti. Bet, galim pažiūrėti gal po to internete, bet ta šaknis Lat eina iš tų Latgalių ir visos Latvijos į Latvijų pavadinamas ta pati šaknis Lat. Tai sakoma, kad ta Latgalė buvo ta baltų gentis, kas gyveno prie tos upės Lat. Kokia etimologija ir reikšmė tada buvo, aš dabar negaliu pasakyti. Kažkas su vandeniu susiję. Dabar nėra tokių O pavyzdžiui, žinoma, kad rusai Lietuvą laikavo vadinti. Negali būti rytų. Tai gali būti. Ir yra rusų kalboje, vietoj ie, lietuvių ie, yra ei rusų kalboje, tai natūralu, kad taip vadina. Bet čia Laikavo. Ai, tai čia gal kirtinimas. Skirmantas dar norėjo. Taip, labai ačiū Jums už tokią gražią paskaitą. Nors man tai čia gerokai egzotika, tos kaip Kupiškėnai, vis dėlto kurios formos labai panašios, Palada, sakykime, ir panašiai, jie beveik sutampa. Ir aš labai konkrečių turiu klausimų. Ar yra toks vietovardis prie Rezeknės Gorikalne? Ar bent jau žinomas toks vietovardis? Jis gali būti išnykęs, tai nebūtinai jis turi būti. Ir Garkalne, bet tai ne prie Rezeknės. Reikia pažiūrėti, nežinau. Tai labai yra įdomu, nes šiaip visoje Latvijoje tas vietovardis yra, tik tai Gar. Ir pastebėjau, kad Baranovskas, sakykim, raštuose tas yra su Goru. Gerai. Tai dabar klausimas, dėl kurio atsistoju, yra kitas. Kaip latgališkai yra kaip latgaliai tari didžiausia Latvijos upė ir Daugpilį? Bet du dalykus, kaip jie taria? Daugova, Daugavpils. Tik taip, ar ne, kadangi... Kiti sako Daugpils, bet Daugova visada. Tik šitai. Gal ir mūsų kalboje yra to latvizmų, gal ir kas sako Daugava. Nes tai senasis tas pavadinimas yra Duna. Šitas kiekviena naujas yra Daugava. Nesako dabar Duna. Daugova. Ačiū. O aš taip supratau, gerai neįsigilinus į šitą sritį, kad ta latgalių kalba yra kaip
ar tai, kad labiausiai išplėtota, dėl ko lyg ir, nu, nediskutuojama, aš taip suprantu, Latvijoje, kad jinai kaip ir tą statusą turi kaip kalbos. Ar dėl vartojimo ir tas mano klausimas, o Kuršiai, Žiemgaliai, tai ten labai aiškiai yra tarmės ir, nu, dar jūs lyvius minėjot, ten su jais visais, nu, visiškai aišku, kad ten tik tarmės ir niekada nebus kalbos. Na, tas oficialus pavadinimas yra latgaliečių raštų kalba, todėl, kad yra sunorminta. Tai yra tas kriterijus, kodėl galima vartoti tą kalbą, todėl, kad yra norminta. Tarmės nėra normintos. Tai yra svarbiausias tas priežastis, kodėl galima vartoti. Kalbos nebus, nes jau nėra. Nu, vis dėlto, nesolidžiai, nekalbininkė esu. Ar latgaliečiai, ar latgaliai turi kažkokią, nu, tegul bus savo charakterio, natūros specifiką. Ar jie turi savo veidą, temperamentą? Nes Lietuvoje regionai, kaip žinot, tikrai labai skiriasi, bent jau anekdotas. Na ir Latvijoje taip pat. Nu, tai yra, žinoma, stereotipai, gal dabar jau ne taip jau skiriasi, bet sakoma, kad latgaliečiai yra labai viesmylingi. Mėgsta priimti svečius. Mėgsta priimti, nors ir mano viena kolegė papasakoja, ji yra folkloristė ir eina į tas ekspedicijas ir Kuržemėje, nu, jie sako, nu gerai, kad įleidė į tą kiemą, ne prie stalo, ne jokios arbatos nebuvo. O jei tu ateini ir Latgalą, ji pasaka, nu, atėjau pas tą informantę, sakė, sėdėk. Ir bėgioja, ten viską ruošia, nešioja arbatos, viską, kas yra namuose. Jau beveik pusvalandį jis sako, sėdi, na, dabar stalas jau yra, tai šeimininkas, nu, dabar galime kalbėti. Gerk arbatos, valgyk kažko, dabar galime kalbėti. Nu, gal ir sako, kad, nu, tas Paribio regionas, žinoma, kad ir gal ir visokio slaviško elemento, slaviško kraujo ir gal tas temperamentas gal jau kitoks. Dėl dainingumo, turbūt labai vieningi. Nu, visi latviai sako, kad jie dainingi. Bet gal Latgalė išliko kažkokiu tokių senesnių dainavimo tradicijų. Todėl, kad, na, tas regionas buvo kaip įkonservuotas truputį, tas visos modernos versmas, srovės atėjo vėliau ir gal todėl, kad dėl tokių senesnių tradicijų išgyveno. Pasitikslinsiu, Latgalos centras yra Daugpilis. Ar esi? Pramoninis Rezekne, o pramoninis toks, nu jau. Na, žinoma, kad daugiau žmonių yra Daugpilyje, tai yra antrasis pagal žmonių daugumą miestas Latvijoje, bet Rezekne vadina Latgalos širdis. Tai yra ir tai geografinis centras, na ir kaip kultūrinis centras, net Daugpilyje yra daugiau rusų negu latvių. Bet Daugpilyje yra labai geras teatras ir šiemet aš papasakojau apie tą Boniuks, jie išverta į jaunorvėgių valodas. Tai norvegų taip pat kalbos variantą išverta į latgaliečių kalbą tą lūgą. Pjesė, kad nuteikti ateis, kažkas tikrai ateis, vadinasi, ir tą Boniuką gavo tą pjesę.
Ir aš jau nupirkau bilietus ir važiuosiu į Daugpilį žiūrėti tą pjesę. Aš dar norėjau patikslinti dėl to, ta koncertų salė Reizekne tikrai yra labai moderni, graži ir pavadinimas yra Gors. Tai mano asociacija, pirmiausia, kadangi aš latgališkai, aišku, kai ką suprantu, bet tikrai latgaliečių kalba nėra mano, nei mokslų, nei jokių kitų kalba. Ir aš tą Gors kažkodėl man asocijavosi su rusų kalbos žodžiu gara. Kalnas, ar ne? Kalnas, taip. Bet taigi pasirodo, kad Gors tai yra latgaliečių siela, dvasia, gars, latviškas. Ir visi žurnalistai iš pradžio, netaisyklingai ištarė, jis sakė Guars. Tai va, Arba Gors, bet yra Gors. Gors. Latviškai gars. Tai va, man buvo atradimas. O kaip ne latgaliečiai, o latviškai, kaip yra siela? Gars. Ai, Tik OA keičiasi, Gors. O iš anekdotinių situacijų, tai galiu pasidalinti, kaip man su Henriku Somu buvo. Kadangi, čia yra Daugpilio universiteto irgi istorikas, profesorius, ir verčiau tokį tekstą, kur jis buvo vienas iš autorių, o kadangi, mes vis dėlto, bent jau tada dar tikrai lietuvinome latviškus vardus pavardės, dabar taip, kaip nori, taip daro, bet čia jau nesigilinsiu, ir aš aišku visur parašiau Somas. Su uo, suomas, nes o tariu, kaip, žinau, kad latviška raidė o, ir aš ją perrašau lietuviškai uo, ir pridedu galūnę, man viskas gerai, tik paskiau kažkaip išėjo su jo kalba ir jis pats tada pasisakė, pasirodo, jo pavardė yra latgalietiškos formos ir tai Soms yra šamas. Tai aš turėjau, galūnę, tai aš galėjau pridėti, bet tą o aš turėjau vis tiek palikti kaip o ne kaip uo. Bet mes turime ir latvišką pavardę Suoms, tai Finas, Suoms. Bet aš tikrai buvau įsitikinus, kad aš žinau, kad čia yra Suomas. Gal šiek tiek pasakykit porą žodžių apie knygas. Vis dėlto 100 000 tai nėra labai daug žmonių, ar ne? Aš prieš porą dešimtmečių iš Reizeknės kaip tik parsivežiau daug knygučių, bet vaikiškų didžiąją dalį. Tokios, tiesą pasakius, buvo poskrūpės, bet jau taip atrodė. Bet man aiškino, kad rašo vietiniai rašytojai. Ką reiškia vietiniai? Vat koks yra jų statusas visoje Latvijoje? Jūs turite tokių rašytojų, vieną paminėjot, taip, ten brolio autorių, ar ne? Pats buvo paskui latviškai ir panašiai. Ar tai yra iš tikrųjų vietinio naudojimo tik tai tie tekstai? Ar jie paskui dar ir latviškai yra leidžiami? Kokie tiražai galbūt? Visokių būna. Pavyzdžiui, Anna Rancanė yra tokia labai pažįstama Latvijų poetė. Ji rašo ir latviškai, ir latgališkai, bet ji pati yra iš Latgalos. Ir labai pažįstama dabar ir deputatė, ir daug dainų yra pagal jos tekstus, ir latviškai, ir latgališkai. Yra ir jauni autoriai, kurie rašo knygas, tai paralelė yra tas pats tekstas latviškai ir latgališkai. O kartais yra, kad ir kiti galėtų suprasti, yra toks po to teksto yra toks žodynas, kur tie žodžiai, kurie latgališkai yra kitokie negu Latvijų bendrinėje kalboje, tai yra išversti į latvių kalbą. Kad ir, nėra labai daug tų skirtumų, jei daugmaž žmogus moka skaityti, jis gali ir latgališkai skaityti, ir tai daugumai tik tai fonetiniai skirtumai ir galima suprasti. Bet žinoma, kad tas tiražas yra mažas ir tų skaitytojų yra tiek, kiek yra. Jau turbūt antrą iškankinom.
Mes norėtumėm labai padėkoti, kad atvažiavot į Šiaulius, aišku, į Baltų centro skaitymus ir teisingų tokių lauktuvių iš geriausios pasaulyje saldainių fabriko ir kad jūs esat vis tiek turizmo informacijos centre. Nu, čia paskutinė naujiena, vasara artėja, čia galima vaisius įsidėti. Ir ne tik vanduo, bet keliausit ir atkeliaukit dar kartą į Šiaulius. Tai dar vienas skirtumas, nes Latvija kažkaip nemėgsta apsikabinti, o latgaliečiai mėgsta. Skirmantai Genoti, man kaip pasakoja, nu latgaliečiai panašus į aukštaičius. Vaišingi, šventingi, nu patys geriausi. Ir gerai, Tai tradicija, žinote, dauguma, kas nežino, tai prisijunkite, yra bendra nuotrauka visų klausytojų, Čia dar o po to grįžtame čia, Atsiprašau. arba kas jau skuba, tai galės. Čia dar turiu visokių links. Nu, jei norite, galite pasiklausyti latgališkos muzikos arba yra tokia video apie latgaliečių, kaip latgaliečių kalba mokoma vaikams. Tai jei Tai gal norite po to. pirmiausia pasidarom nuotrauką, paskiau muzikos pasiklausysime, kol gersime arbatą. Prašom, čia. Nieko nereiškia, tai vis tiek yra. Na, yra dvi hipotezės, kad to Andrew, iš to toks variantas, o kita hipotezė, gal iš lietuvių kalbos.